tas paprastai vaikščiodavo basas. Vienas iš šaltinių pažymi, kad jodamas į šiaurę, Libasas netgi prišalo kojas prie savo balnatilpių ir nebuvo galima jų atlipinti kitaip negu tik perlijus verdančių vandenį. Ko gero jau šituose kraštuose žiemos metu Brunonas basas nėjo, bet reikia manyti irgi apsiavęs paprasto apavo. Šventasis Brunonas atvyko veikiausiai vilkėdamas paprastą vienuolio abitą. Skiriasi Benedikto Regulos vienuolio abitai, jie buvo juodos spalvos ir Švento Romualdo mokiniai, būsimieji kamalduliai, nešiojo natūralios baltos vilnos abitą. Tai pabrėždami savo neturtą. Abitas nebuvo dažomas, nebuvo eikvojama pinigų dažams. Taigi veikiausiai tokiu baltų abitų vilkėdamas Šventasis Brunonas, kaip ir Pažaislio freskose tapytas kaip kamaldulis ir atvyko čia. Iš vieno pasakojimo žinome, kad karaliui įtarus Brunoną elgetaujant, jis persirengė puošniais vyskupo drabužiais, parodydamas esas pakankamai turtingas, galingas, įtakingas žmogus. Ir pati, manau, Brunono palyda tą turėjo liudyti, kadangi su juo veikiausiai vyko ne vienas palydovas ir tai buvo ištisa gurguolė sudaryta iš keleto vežimų.